Kalbant apie mūsų tautos valstybės, paminėjimą arba tokį viešą įkūrimą, minint istoriniuose šaltiniuose, dėka karaliaus Mindaugo, visada gerai prisiminti, kokiame kontekste mes tampame valstybę ar, esame pakviečiami į tokių legalių, išsivyščiusių, dar ten būtų galima visai pavadinti tautų valstybių statusą. Aišku, tai yra Dievo akise žiūrint, tai yra juokinga, tai yra visiška tuštybė ir į tai kreipdėmėsi visiškai nereikėtų. Nes visa tai, kas yra Dievo akise vertė, tai yra tai, apie ką mes šiandien klausėmės. Manosios avis klauso mano balso, sako Viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Nepriklausomai, ar mes kaip lietuvių tauta pasikrikštyje, ar išpažinę Viešpatį Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtą. Čia būtų dar vienas toks svarbus dalykas, kad krikštas, jisai krikščionio, nepadaro. Nes Jėzus tikrai nesakė, kas pasikrikštys bus išgelbėtas, nieko panašaus. Kas įtikės ir pasikrikštys taip. Todėl tai, kad tu ten susitari su kryžiuočiais, atidavė vos ne visą Žemaitiją, sumokėjai tokią brangią kainą, Dievui tokie krikštai, tokie karūnavimai jam, kaip sako mūsų broliukai italai, iki lemputės yra. Tai yra kvailystė. Bet kokia taika pasiekta nesąžiningų būdų, jinai neišlieka. Nėra taikos be teisingumo. Tu negali kito žmogaus sąskaitą, kitų savo karalystės žmonių sąskaitą kažkokios taikos gauti. Tai va, Viešpas žvelgia į mus ir šiandien užduoda klausimą, kad mes čia per daug nedžiūgautumėm, galim pasidžiaugti kažkoks istorinis momentas. Tai tikrai nenoriu nuvertinti, kad mes tokią turim šventę, bet kviečiama, kad nesusireikšmintumėm, kad nenupultumėm, ką esam kaip valstybės, kaip valstybė ir kaip tauta esam nesykį darę. Taigi, jeigu Viešpats tautos valstybės nestato, be reikalo statytojai vargsta. Jeigu Viešpas valstybės, tautos, bažnyčios nesaugo, mes be reikalo sergim. Štai pranašas Amosas, 9 skyrius 11-15 eilutė, mums siunčia žinutę, ką reiškia, jeigu mes kaip lietuvių tauta, kadangi esam Kretingoj, kaip žemaičiai, jeigu mes klausom Dievo balso, štai įsijungia visi faktoriai, ką Dievas pažada mums. Jeigu žinote, jeigu nežinojot, tai dabar žinosite, mūsų Dievas Senajam testamente žinomas kaip Jahvė, esantysis, Jėzaus Kristaus malonės dėka apreikštas kaip Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, yra pažado Dievas. Jisai pažada, skirtingai negu žmonės ir karaliai visokie valstybių vadovai, jisai savo žodžio griežtai laikosi. Štai kur klausimas. Ir jisai pažada, tie, kurie apsisprendžia, kurie įtiki į visą gali Dievą, laikosi ne Lietuvos konstitucijos, ne karalių įstatymų, bet Viešpaties Dievo karaliaus įstatymų, tada štai tokie pažadai. Ta diena aš vėl atstatysiu apgriuvusi Dovydo būstą, užtaisysiu jo įtrūkius, atstatysiu jo nuogriuvas ir viską atnaujinsiu. Ateis dienos, kai artojas žengs paskui pjovėją ir vyno spaudėjas paskui sėjėją. Nuo vyno kalnai bus sudrėkę, paplūs visos kalvos. Tuomet aš pakreipsiu savosios tautos Izraelio likimą. Jie vėl atstatys nusiaubtuosius miestus ir juos apgyvens, užveis vynogynus. Ir čia būtų galima toliau dėti žodelį tokį techninį šalom. Ir visose gyvenimo srityse bus šalom. Šalom ekonomikoje, šalom santykiuose. Kur dar? Šalom sveikatui, šalom tarptautiniuose, bendradarbiavimuose. Štai apie ką kalbama šiandien,
kai mes lietuviai minime, švenčiame mūsų valstybės dieną. Taigi, mums reikia dar gerai padirbėti, kad tie, kurie šiuo metu yra už valstybės vairo, tą dalyką ant sienų užsirašytų. Dabar tokia mada yra, mėgsta tatuiruotės daryti. Ant kaktos išsitatuiruotų. Manosios avis klauso mano balso. Jeigu tu esi viešpatis Dievo avis, jeigu tu klausai 10 Dievo įsakymų, viskas puiku. Neklausai, šitie pažadai bus ne tau, bus kaimynui. Ten dar yra tokių pažadų, ką Dievas pažada visas pagonių žemės, kurie neklauso viešpaties, atiduos tiems, kurie klauso. Mes turim gražių visokių pavyzdžių istorinėme kontekste, taigi pasiryškime padovanoti mūsų tautai vieną drąsų sprendimą. Šiandien paskelbsiu bent vienam žmogui gerą naujieną. Nepriklausomai, ar tas žmogus yra pakrikštytas, nepakrikštytas, bent vienam papasakosiu, bent jau užduosiu klausimą, ar pažįsti tą Dievą, kurio vardu esi pakrikštytas. Tai gali būti ir liudijimas, gali būti meilės kažkoks gestas, nebūtinai žodžiais, nes mes darbais, o ne žodžiais tėvynę mylim. Amen.